Labas visiems mano draugams. Geras sveikintis tavim, kad ir kur esi pasaulyje, kad ir kada klausai ryte ar vakarė ar dieną šio įrašo. Geras sveikintis tavim ir pasidalinti savo energiją. Ir ačiū, kad skiri laiką paklausyti ryčio, o nežiūri Santa Barbara arba namų negerai, ar skaitai kokį nors laikraštį. Ačiū tau. Tai pradedant šitą įrašą, aš norėčiau pabūti su tavim porą minučių tyloj ir tiesiog susijungti su savo kūnu, su tavim. Ir jeigu gali, užmerk dabar akis ir sustok, kad ir ką veiki, sustok. Ir pabandyk nejudinti kūno, kai klausysi manęs šitas porą minučių. Tai visiškai nejudėk ir užmerk akis. Valgiau ką tik vynuogių, biški stringa gerkliai dar. Tai esam užsimerkę dabar. Galim kartu giliai kvėpti ir iškvėpti. Ir dar vieną kartą giliai kvėpti. Ir iškvėpti. Labai smagu iškvėpiant yra pridėti šiek tiek garso, kad nebūtų tai tyloje viskas vieno, kad įnešti gyvybės į tai. Tai dar kartą iškvėpk kartu su manim, bet leisk savo atsidusti, leisk savo išpūsti tą orą su garsu šiek tiek. Įkvėpiam giliai. Ir iškvėpiam. Ir dabar pajausk, ką jauti šitam nuostabiam momente, kur šoka gyvenimas, kur viskas vyksta, kur plaka tavo širdis ir kraujas bėga per tavo venas, be jokios tavo kontrolės ir be jokio tavo įsikišimo. Tavo širdis plaka ir tavo kūne vyksta daug gražių dalykų, procesų, cheminių reakcijų, operacijų. Ir tu dabar tiesiog esi ir visa tai vyksta be tavo įsikišimo, be tavo kontrolės. Ir kaip nuostabu yra, kad mums nereikia rūpintis, kai įsipjauni pirštą, kaip užgydyti žaizdą piršte, kokius siūsti atomus, neuronus ar chemikalus, ar kad ir ką kūnas daro, kad tai išgydytų. Gal daktarai geriau žino, aš nežinau, bet aš džiaugiuosi tuo, kad man nereikia to kontroliuoti. Man nereikia to kontroliuoti. Ir aš nekontroliuoju virškinimo kūno, aš nekontroliuoju žaizdų gyjimo. Aš galiu padėti kūnui, duodamas erdvę ar vaisių valgydamas, kad jis turėtų kuo daugiau energijos tam, bet patį procesą jisai daro. Ir su mūsų emocijom ir jausmais ir to, ko dauguma žmonių nesupranta, dar ir apie ką nekalba visuomenė. Nuo mažens mūsų niekas nemokė jausti, niekas nemokė, ką daryti, kai iškyla pyktis, arba liūdesys, arba visą tai, ko nenorim jausti, ne? Niekas mūsų nemokė, kas tai yra ir ką daryti su tuo. Ir užaugę mes tiesiog bijom tų jausmų, nenorim jo žiūrėti, nes jie yra mums nepažįstami ir baisus pavadinkim. Jie atrodo, kad yra didesni už mus, bet mes niekada nebuvom pažiūrėję į juos su šviesa, su savo vidiniu žvilgsniu, su savo stebėjimu, pažiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta, kai iškyla pyktis, kas iš tikrųjų vyksta, kai aprėkia tave žmona ar vyras ir tu reaguoji, kas iš tikrųjų vyksta, kai pamatai savo draugą ar draugę šokančią su kitu vyru intimiai, ne? Kas nutinka tavo kūne ir kas vyksta. Ir pirminė reakcija yra noras apkaltinti tą žmogų, kuris iškėlė mums šitos jausmus. Bet to noriu aš tau pasakyti dar, kad jeigu nori, gali likti užsimerkęs, kai kalbu, jeigu nori, gali atsimerkti,
up to you, tu pasirink, bet aš tiesiog kalbu toliau, nes čia manau užtruks ilgiau negu 2 minutės. Tai pirma reakcija yra apkaltinti tą žmogų, kuris iškelia mums mūsų sunkų jausmą. Tai yra pirmas dalykas, ką mums protas ir įprotis sukuria. Jeigu žmogus gatvėje arba salėje arba tavo šeimoje supykdo tave, įžeidžia tave arba sunervina tave, tu iškart nuteiki ir suprojektuoji savo viduje, sukuri, kad jisai yra kaltas dėl to, kad jisai yra atsakingas už tavo jausmą. Jeigu tai būtų tiesa, ačiū, kad nėra, bet jeigu tai būtų tiesa, tu būtum bejėgis prieš šitą pasaulį ir prieš žmonės, ir kiti žmonės galėtų paveikti tave. Bet gera žinia yra ta, kad niekas neturi tokios jėgos, kad galėtų tave paveikti šitam pasauly. Niekas absoliučiai negali tavęs paveikti išorėje, kai supranti jausmus ir save. Sakant tai, kai tu galvoji, kad kitas žmogus yra atsakingas už tai, kaip tu jautiesi ir už tai, kas iškilo tavyje, tu atiduodi jam savo jėgą, išaukštini jį pasąmoniai ir pats jautiesi mažas, bejėgis ir auka, pavadinkim. Ir tai yra visiška netiesa. Tai neįmanoma. Tu niekada nesi auka ir kitas žmogus neturi jokios jėgos prieš tave, pavadinkim, nuskriausti tave arba įžeisti tavęs arba įskaudinti tavęs arba sužeisti, paliesti sunkiai tavęs. Niekas pasaulyje šitam visatai neturi tokios jėgos. Tai yra tik sukurta mūsų protų šitą reakciją, pavadinkim, jinai yra išmokta tokia iš visuomenės ir jinai vyksta, nes niekas jos neatpainioja ir nepažiūri iš šono į tai. Tai jeigu tave kas nors įžeidžia, kas nors įskaudina, kas nors apvaro, kas nors, to išjungsiu savo paštą, neišeina išjungti, tebūnie. Jeigu kas nors apvaro tave, tas žmogus nėra atsakingas už tavo jausmą. Jisai daro tai, ką jisai jaučia tuo metu, kas jam jaučiasi ir kokia jo reakcija yra tuo metu. Jisai yra atsakingas tik už savo reakciją. Tu esi atsakinga už savo reakciją. Sakant tai, gyvenimas visada yra mūsų pusėje. Atrodo kartais, kad gyvenimas skriaudžia mus, kad nori mums blogo, kad gyvenimas yra sunkus ir šiurkštus ir grubus ir taip toliau. Iš tikrųjų yra krūva angelų, gidų ir salės pagalba, kaip aš vadinu, kuri visada mums padeda. Visada mums padeda, kad įvyktų mūsų, pavadinkim, sielos tikslas arba mūsų misija, kurią mes norim padaryti su šitais kūnais. Ir mūsų misija, aš norėčiau spėti, kad yra pabusti iš šio sapno ir grįžti namo į Dievą, į ten, kur yra mūsų namai. Tu turėtum jaustis giliai arba negiliai, bet turėtum jaustis, kad šitas pasaulis nėra tavo namai, nesijaučia kaip tavo namai, jis yra toks. Viskas su juo kartais būna gerai, bet nėra tokio namų jausmo, kurį tu galbūt viduje jauti ir atsimeni. Ir bent jau mano kelionės tikslas, jausmas, intencija, dėl ko aš dariau ir darau visą tai, buvo grįžti namo. Nes aš nežinojau, kur yra mano namai. Aš turiu prisiminimų visokių iš, sakykime, praeitų gyvenimų ar dar iš ko nors. Yra tai manyje, kaip turi būti viskas. Bet nežinau tiksliai, kur yra mano namai. Bet aš žinau, kad tai nebuvo čia šitoj žemėje, pavadinkim. Dabar esu čia, bet aš jaučiu, kad aš esu čia, kad lyg keliauju po
Europą, ne, po kitas šalis, bet tai nereiškia, kad tu gyveni juose, tiesiog užsibūnam truputį, kartais ilgiau negu kelias dienas. Bet ką aš noriu pasakyti tuo, šitas jausmas veda mane visą gyvenimą ir aš tiesiog norėjau grįžti namo ir visą tai, ką dariau su savim, veda į tai ir vyksta tai ir jaučiu, kad namai dabar yra sąmonės vibracija, tai yra lyg vibracija tam tikra ir aš dabar būdamas žemėj jaučiuosi visiškai kitaip negu anksčiau būdamas ir aš galiu pasakyti, kad fizinė vieta priklauso nuo tavo, kaip tu ją patirsi ir pajausi, priklauso nuo kokia yra tavo vibracija, kaip tu patiri viską, kaip tu vibruoji šiandien. Toks yra tavo pasaulis. Ir jeigu mes jaučiamės sunkiai ir kuriam, tęsiam tą dramą, mūsų pasaulis tampa sunkus, grubus, pilkas, nedraugiškas, piktas, tu matai situacijas atitinkančias. Jeigu tu darai sesijas jausmų, stebi save dienos metu, neleidi protui valdyti tave, sakai jam cit į būdą, kaip šuniai, ir laikai stebėjimą ir atvirumą savo viduje, savo kūne, visko vyksta ir sunkių akimirkų daug, visko vyksta, bet viskas teka laisvai ir neužstringa. Ir kai teka laisvai viskas, tu jauti taiką ir tu jauti, kad niekas negali tavęs paliesti, joks jausmas, jokia mintis, jeigu tu nesipriešini ir nesaugai savęs nuo to. Tai čia dar yra viena tema, dar vienas konceptas, pavadinkim, kad jeigu tu nesaugosi save nuo energijų ir nuo jausmų kylančių, tau niekada nieko nenutiks. Joks jausmas nėra didesnis už tave. Ir galim pritaikyti tai tam tą pačią analogiją, kad joks žmogus negali paveikti tavęs išorėje, jis neturi tokios galios ir taip pat joks jausmas negali paveikti tavęs viduje, jokia emocija, joks pyktis, jokia baimė, jokia kaltė ir liūdesys negali tavęs paveikti, jeigu tu esi savyje ir laikai atvirumą, sąmoningai neleidi kūnui užsidaryti, neleidi savo išsigąsti ir tiesiog, kad ir kas vyksta, sakai, varom, Dieve, aš pasitikiu, aš tikiu ir daryk, ką nori per mane, kelk visus jausmus, kurie turi kilti ir aš nesipriešinu daugiau, nebenoriu priešintis ir aš pasitikiu viskuo, kas vyksta šitoje akimirkoje, mano draugė. Tai joks jausmas, jokia mintis, joks žmogus šitam pasaulyje negali tavęs paveikti. Negali tavęs paveikti. Gali susikurti atrodanti tokia patirtis, jeigu tu tikėsi tuom. Bet net jeigu ir tikėsi tuom, tai nėra tiesa niekada. Ir kur yra džiaugsmas tame, kad visos istorijos tavo praeitį, kuriuose tu ką nors įskaudinai, kuriuose atrodo, kad turi atleisti kam nors arba tau turi atleisti, kuriuose jauti kaltę, kuriuose jauti užstrigus energija yra kažkokia, kuriuose jauti, kad pridirbai ir Dievas tave dabar nubausti turi, negali pažiūrėti save už tai, ką padarėjai. Visa tai nėra tiesa. Visa tai yra sukurta iš įsitikinimų, kurie nėra tiesa, kurie yra melas, kurie yra klaidingi. Ir didžiausias paradoksas yra, kad kai atrodo mums reikia kažkokio atleidimo už tai, ką mes padarėm arba ko nepadarėm, iš tikrųjų tu pats turi savo atleisti arba dar tiksliau būtų suvokti, kad neturi ko atleisti savo ir neturi jokios nuodėmės. Didžiausias vakarėlis yra suvokti, kad
Viskas, ką padarai gyvenime, viskas, kas nutiko per tave, buvo Dievo valia. Ir dabar irgi vyksta Dievo valia klausytis šio įrašo. Ir kad ir kas bus po to, bus taip pat Dievo valia vykstanti, šokanti per šią akimirką. Ir kas tu esi tame, tu esi lyg erdvė, lyg kambarys, tuščias, kuriame visa tai vyksta, kuris talpina visą tai, bet nėra asmeniškai susijęs su turiniu, kuris vyksta. Tai pavyzdžiui, aš dabar stebiu, kaip Ryčio kūnas sėdi, kalba, aš nežinau, koks bus sekantis žodis, bet yra visiška laisvė jam išsireikšti, nes jautėsi tokia energija, jaučiasi toks laikas dabar, kad Rytis turi kalbėti ir nėra tam pasipriešinimo, ir nėra tam blokų, ir tiesiog tai vyksta, bet kas aš esu, pavadinkim aš laikau tam erdvę, aš esu tiesiog, aš esu ir be manęs negalėtų vykti šitas Ryčio pokalbis, bet aš esu nesusijęs su tuo ir ką jisai sako. Tai gal paradoksiškai skamba tai, bet pamatysi, jeigu eisi į tai ir pradėsi stebėti savo protą, savo kūną, savo emocijas, tu pamatysi, kad viskas ateina, tiesiog į šią akimirką viskas ateina. Ateina energijos, ateina mintis, ateina emocijos, ateina suvokimai, tavo kūnas veikia kažką ir kaip kalbėjau pradžioje, kad kaip gera yra nežinoti, kaip užgydyti žaizdą piršte ir kad jos nereikia visai rūpintis ją ir gydyti jos. O, kokia našta, arba virškint maisto nereikia, įsivaizduok, sustumdyti visus baltymus, angliavandenius ir pašalinti ko nereikia ir užsimti su tuo, ačiū, žudykit mane švelniai, ne? Aš nenoriu nieko daryti, aš visiškai nenoriu to kontroliuoti. Ir išoriai gyvenime gali būti panašus jausmas, gali sukurti savo gyvenime panašų jausmą, kur tu leidi viskam ateiti, leidi stebėti viską, kas ateina, leidi savo priimti, atveri savo kūną jausmam ir emocijom eiti per tave, visom emocijom eiti ir stebėjas, ir jauties, ir žiūri, kaip jos eina per kūną, žiūri, kaip pakyla pykčio banga, žiūri, kaip nusileidžia jinai, pamatai vyras savo su kita moterim kalbantį, žiūri, kaip užspaudžia tau krūtinę, žiūri, kaip eina mintis, koks jisai asilas, kaip jis taip gali mane išdavinėti, netiki tom mintim, netiki, kad jisai turi tokią galią paveikti, kaip tu jautiesi. Niekas neturi tokios galios paveikti, kaip tu jautiesi gyvenime, nebent tuo tiki, bet net ir tada neturi niekas tokios galios. Tik sukuri savo tokią nemalonę patirtį, tikintuo. Tai tu negali kaltinti to žmogaus, nes jisai nekaltas visiškai yra dėl to. Tu matai paveiksliuką arba savo mintis apie tai ir jos aktyvuoja tau tam tikrą emociją, tam tikrą jausmą tavo kūne ir kartu kyla mintis ir dažniausiai žmonės nuvaro su tom mintim ir kuria dramą, kaltinimus, pykčius, užsivelia, skiriasi ir dar visko daug. Ir ką mes darom, ką aš darau, mes einam į kūną, mes stebim tą energiją kūne, stebim, kaip spaudžia krūtinė, būnam su tuo jausmu, apkabinam jį, žiūrim į jį, būnam su kūno jausmu ir neini į protą, ignoruoji protą ir būni su kūno jausmu. Ir tai prisimi atsakomybę už viską, ką jauti gyvenime, už viską, ką tau atneša diena, prisimi atsakomybę ir jauti. Ir kiekvieną sekundę tau vis atneša gyvenimas kažką. Tai nėra, kad svetimi žmonės
tau atneša tai, tu išgersi stiklinę vandens. Gyvenimas atnešė man gerklės užstrigimą su vynuogė kažkokia ir reikėjo atsigerti vandens ir aš to nepasirinkau, tai susidėlioju viskas, vienas po kito veiksmo ir taip viskas ateina ir aš stebiu tai ir esu stebėjime ir aš esu mano draugė. Tai tu stebi visą tai ir leidi, kad gyvenime viskas ateitų ir stengies negydyti žaizdos pats, stengies nevirškinti maisto pats, stengies nekontroliuoti emocijų ir minčių ir kas vyksta su tavo kūnu ir palikti viską. Palikti viską ir pažiūrėti, kaip tobulai viskas bus, jeigu tu nekiši savo pirštų ir paliksi viską ir leisi gyvenimui, Dievui šokti per tave šią akimirką ir pakelti bangą, pakelti ją iki pat piko, kaip jaučiu pyktį, kaip kyla, nervina, tu stebi tai, nedarai dramos, stebi, kaip kyla banga per tave ir pamatai, kaip jinai lygėja ir pradeda leistis, pradeda tirpti, pradeda lengvėti, pradeda kilti energetika, vibracija, sunkumas išeina ir aš nieko nedariau ir atėjo pyktis, jisai pabuvo, kilo mintis, aš nereagavau į jas ir viskas išėjo ir dabar yra taika. Tai mūsų darbas yra būti stebėjime, mūsų darbas yra nesikišti į tai, kas vyksta, mūsų darbas yra būti kūne ir ne tiek daug skirti energijos mintims, mintise nieko nėra, jokios tiesos, jokio atsakymo. Kūne yra veiksmas, kūne yra darbas, stebi jausmus, kurie kyla kūne, kur spaudžia, pabūni su tuo. Ir mūsų darbas yra suvokti, kad jog žmogus ar mintis ar emocija negali tavęs paveikti, nebent tu įsivaizduoji tai, nebent tu tiki tuo, bet jeigu pažiūrėsi į tai, aš tau galiu pasakyti iš savo patirties, tai nebus tavo patirtis, kol tu pats neįsiaiškinsi to pati, bet mano patirtyje aš ištyrinėjau, kad viskas, kas vyksta mano kūne, mano jausmuose, yra mano patirtis ir niekas nėra už tai atsakingas. Tai lyg mano nešulys, mano dėžutė, mano kuprinė, su kuria aš keliauju ir kurią nenoriu žiūrėti dažnai, bet jeigu aš savo dėmesį skiriu tiem žmonėm, kurie aktyvavo kažką iš tos dėžutės, aš niekada negalėsiu pamatyti, kas joje iš tikrųjų yra, koks jos turinys, kas tenais vyksta, aš negalėsiu to pamatyti, nes mano dėmesys bus nukreiptas į išorę ir ne į mano dėžutę ir ne į mano jausmus. Tai mano draugė, šiandien yra nuostabi diena pažiūrėti į savo dėžutę, šiandien yra nuostabi diena nebekaltinti nieko dėl to, kaip jautiesi ir man jau rašinėja kažkas ir išjungs kitą kartą savo Facebookus ir laiškus, bet tam kartai noriu pasakyti pabaigai, kad ačiū, kad esi, ačiū, kad klausai, ačiū, kad jauti, nedaryk dramų dėl savo jausmų, nedaryk dramų, jeigu kas nors rėkia ant tavęs arba puola tave, žinau, kad tokie yra gyvenimo spec efektai tau šią akimirką, pažiūrėti, kas tavo viduje, kas tavo dėžutėj, neatstumk to, nebėk nuo to, nesislėpk nuo to, pažiūrėk, kas kyla tavo kūne, užmerk akis, sustok, nejudink kūno, išjausk visą tai ir viskas praeis, tai tik banga ir jokia banga neturi jėgos prieš tave, jokia banga negali paliesti tavęs ar paveikti tavęs, jokia vandenyno banga negali
paskandinti vandenyno, ane? Jokia vandenyno banga negali paskandinti vandenyno, tai tik iliuzija ir jokia emocija negali paskandinti tavo ramybės, kur yra visada tavo viduje. Tai tik iliuzija. Tai leisk emocijoms banguoti, leisk protui, mintims keliauti, leisk savo kūnui daryti procesus, virškinti, gydyti, auginti plaukus ir leisk savo patirti tai ir išoriai, kai tu stebi, kaip viskas vyksta, kaip kūnas gyvena, kaip žmonės ateina, vaizdai, garsai, potyriai keičiasi, o tu esi ir laikai erdvę visam tam, kaip tuščias Dievo kambarys, kuris talpina viską, bet tuo pačiu nėra paliestas jokio turinio, kuris vyksta jame. Ir jeigu kosmose susprogs kometa, kosmosui visiškai nieko nenutiks, mano draugė. Tai mes esam kosmosas, kuris negali būti sužeistas jokioj situacijoje, ypač gyvenimiškose situacijose, kurios žmonėms svarbiausios yra santykiai ir taip toliau. Niekas negali sužeisti tavęs, tai tik iliuzija. Pajausk save, sustok, pajausk, kas esi iš tikrųjų ir pasijuok iš viso, kas buvo iki šiol. Ačiū tau, kad klausei, su meile, iki pasimatymo, parašyk komentarą, ar patiko klausyti. Tai buvo gal truputį nerišlu, išmėtyta viskas, bet taip ėjosi šiandien. Ir lauk mano sekančių laiškų. Prisijunk į akademiją, sekmadienio grupę, jeigu dar nesi juose. Ten grupinės sesijos vyksta apie visą tai ir tai labai padeda integruoti viską į gyvenimą. Ačiū ir iki pasimatymo.